Bet galėjome nukentėti. Ačiū Dievui, dėkojame Almantui Savoniui ir pergalė. Pergalė labai svarbi ir psichologinė ir turnyrinė prasme. Štai pirmieji puola prie mūsų rinktinės vartininko. Mūsų vyrai šaunuolis Almantas Savonis. Per šią dramatišką Europos čempionato A grupės dvikovą tarp Lietuvos ir Italijos komandų, kurią vis dėlto po nepaprastai atkaklios ir įtemptos kovos 19-18 laimėjo Lietuvos rinktinė. Štai dar kartą su Ukraina Almantas Savonis atrėmęs šį metimą, o italų, aišku, liūdėsi galima suprasti, antras pailių rungtynės pralaimėtas vienu įvarčiu. Kągi, lietuviai jau tikrai nebus pogrupėje. Antrą vietą užėmė rusai, trečiąją vietą užėmė vengrai, kurie šiandien taip pat po labai atkaklios kovos 28-27 parklupdė olimpinius čempionus kroatus. Na, dėmesio pirmoji Lietuvos rinktinės ataka, Marcinkevičius, Frolovas, Paužuolis ir Kampinis. Paužuolis, Robertas Paužuolis yra Lietuvos rinktinės atsitraukusio žaidėjo Gintauto Viloniškio, na, tam tikras pakaitalas ir mūsiškių pirmoji pozicinė ataka. Frolovas vakar labai laiku prabilęs per rungtynę su italais, 3 jo įvarčiai, galima sakyti, krito į varžovų vartus lemtingiausiais momentais. Ir taip pat nemažai prisidėjo prie to, kad mūsiškiai iškovotų nepaprastai sunkią pergalę. Na, apie tą vakarykštę pergalę dar pakalbėsiu, kol kas pasekime lietuvių ataką. Prarastas kamuolys. Pernelyg pasyvų žaidimą fiksuoja graikų arbitras Mygas, jam talkino jo kolega Babas. Ir aš nežinau, ar jūs gerai girdite mane, kadangi kaip tik už mano komentatoriaus stalelio įsitaisė yra triukšmingi vokiečių gerbėjai, nepaliaujamai dunda jų mušamas būgnas. Ir pirmoji vokiečių rinktinės ataka, turbūt jau susigaudėte, kad vokiečiai rungtyniauja mėlyną aprangą, mūsiškiai žalia. Ir mūsų gynybos sistema 3-3, ta pati vokiečiai propaguoja įvairias gynybos sistemas, priklausomai nuo situacijos 3-2-1, 5-1, 6-0, 0-0. Na, vokiečiai su mūsiškiais turi savų sąskaitų, kadangi kaip tik Lietuvos rinktinė savo metu buvo užkirtusi vokiečiams kelią į pasaulio čempionatą Japoniją, kuris vyko praėjusiais metais. Taip, kad neabejotinas vokiečių revanšo siekimas. Vokiečiai turi būti aukščiau visko. Toks yra jų šūkis, toks yra jų devizas, toks galų gale, tokia yra jų galų gale ir himno prasme. Loras kampe. Ir pirmasis metimas ir Vaškevičius spėja prie kamulio, mūsiškiai vėl atremia varžovo ataką, Rasikevičius skuba priekin, Stelmokas 14 numeris. Šiandien rungtyniaus puolant, matyt, kad dažniausiai antroji linijos žaidėjų. Frolovas, Paužuolis, Rasikevičius, Klinčiauskas, Marcinkevičius ir Stelmokas. Toks mūsų šešetukas. Frolovas. Atsargiai reikia gaudyti kamuolį. Jau ne vieną kartą yra mūsiškiai taip nusvilę nagus ir tipinė klaida kartojama. Vokiečiams reikia pakartoti. Dar viena detalė. Labai ir labai tvanku šiuose Merano sporto rūmuose, pavyzdžiui, per Jugoslavijos ir Prancūzijos komandų rungtynės. Teisėjai kas pusę minutės buvo priversti stabdyti rungtynės. Ypač artėjant antrą kėlinio pabaigai, nuolat reikėjo pavalyti tą reflekso dangą. Na ir nežinia, ar tokia pat bėda ištiks abi komandas per šią dvikovą. Kol kas rezultatas 0-0, žaidus 3 minutės ir 5 sekundės. Na, treneriai ir Valdemaras Novickis ir Modestas Prokapas prieš šią dvikovą kalbėjo, kad vyrams Vaškevičius atrėmė dar vieną metimą ir greitai mūsiškių kontrataka. Juris Marcinkevičius. Perdavimas į priekį Stelmokui ir baudinys nuo 9 metrų linijos. Valdemaras Novickis apeliuoja į teisėją. Taigi nukrito labai didžiulė psichologinė našta šiame Europos čempionate. Vis dėlto iškovota labai svarbi ir labai sunki pergalė prieš aikštės šeimininkus italus. Ir mūsiškiai jau užsitikrino vietą pirmajame dešimtuke. Tad tai, vėlgi kartoju, ir specialistų, ir trenerių, ir mūsų gerbėjų rankinio žinovų nuomonę, atsižvelgiant į realią Lietuvos rankinio, vyrų rankinio situaciją, atsižvelgiant į realias ekonominės sąlygas, tai yra tikrai nemenkas pasiekimas. Aišku, apetitas atsiranda bevalgant, norisi deramai ir pabaigti šį čempionatą, tačiau šiaip ar taip pirmąją dešimtuką komanda pasiekė. Paužuolis, neblogas buvo perdavimas Rasikevičiui, tačiau vokiečiai spėjo užmačias ir vėl mūsiškiai atkovoja kamuolį ilgam ir vėl Vaškevičius užstoja kelią. Tai Vaškevičius tikrai labai tvirtai galima sakyti, kaip vartininkas pradėjo šią dvikovą.
0-0. 4 minutės 21 sekundės sužaista per pirmąjį kėlinį. Taip, lietuviams nukrito psichologinė našta. Treneriai tikisi, kad šiandien rungtyniaudami su vokiečiais, kuriems beje šios rungtynės, kaip jau minėjau, jokios absoliučiai įtakos turnyro padėčiai neturi. Vis dėlto mūsiškiai žais ir drąsiau, labiau improvizuos. Galų gale vokiečiai yra įkandamas varžovas. Sinkevičiaus tolimas metimas netaiklus. Ir su kamuoliu Vokietijos rinktinės žaidėjai. Erdvės, o štai jau čia nemalonumai ir pirmasis šių rungtynių įvartis, 15 numeris Nilsas Lemanas. Atidaro šių rungtynių sąskaitą, sužaidus lygiai 5 minutės. 1-0 Vokietijos rinktinės naudai. Na, dar kartą matote mūsiškių gynybos spragą ir čia jau vokiečiui beliko faktiškai atlikti formalumą. Vaškevičius nieko negalėjo pagelbėti šiuo atveju komandai. Frolovas, Klimčiauskas, Skurdauskas. Na, Skurdauskas šiandien buvo įtrauktas į komandos 12-ukas, Stelmokas. Ai. Bet baudinys nuo 7 metrų žymos. Gražiai atsidengė Stelmokas, laiku gavo perdavimą. Andrius Stelmokas rungtyniavo kol kas šiame čempionate epizodiškai. Na, tačiau štai per šio vakaro rungtynės vis dėlto treneris nusprendė leisti Andrių Stelmoką, 24 metų žaidėją, žaisti nuo pat pradžių ir dėmesio turi progos Andrius įskradinti pirmą įvartį varžovų vartus. Nepavyksta Andriui. Vartininkas atremia kamuolį, Henningas Vichersas. Vakar vienu metu mūsiškiai per rungtynės su italais negalėjo nuginkluoti varžovo vartininko net 12 minučių. Mūsiškių vėl kamuolys ir greita kontrataka. Arūnas Vaškevičius, taip. Kas vis dėlto labiausiai yra taisytino mūsų komandos gretose, tai greitas kontratakos ir kamuolio perdavimo kultūra. O kartu ir 3 karštas naujienas. Nuo birželio 1 dienos gelbėtojai skelbia vasarą. Net 4 kartus per savaitę 19:45 jūs užplūs Los Andželo karščiai, saulė, jūra, nuotykiai, šaunieji gelbėtojai ir aišku žavioji Pamela Anderson. Nuo birželio 2 dienos kiekvieną antradienį 20:30 naujas žaidimas Eridanas. Tai puikios emocijos, azartas ir linksma smegenų mankštelė. O kad neprailgtų vasaros naktys, mes siūlome geriausius visų laikų filmus kiekvieną vėlų vakarą per TV3. Vasaros televizija - tai TV3. Taigi dar kartą, gerbėmieji televizijos žiūrovai, mes su jumis susitinkame Narano sporto salėje. Sakau dar kartą, kadangi maždaug 15 minučių čia buvo dingusi šviesa, buvo, kaip sakoma, išmušti visi kompiuteriai, dingo vaizdas monitoriuose, na ir vienintelė pramoga, galbūt daugiau kabutėse, tai nepaliaujamas vokiečių gerbėjų triukšmas čia pat už mūsų komentatorių kabinų ir mačiau, kai mano kolega vokietis komentatorius priėjęs tiesiog prašė pagailėti jo ausų būgnelių. Na, nepaisant to, šis prašymas nepadėjo, žiūrovai lieja toliau savo emocijas iš Vokietijos, o kol kas švieslentėje 2-0, 0-0, sužaista 6 minutės 25 sekundės per pirmąjį kėlinį. Vokietija, Lietuva, taigi rungtynės faktiškai pradedamos iš naujo. Atakuoja mėlyną aprangą vilkintis Vokietijos žaidėjai. Gedvilas stabdo prie 6 metrų linijos. Atsiprašau, tai buvo pašuolis. Na, dar kartą reikia šiek tiek galbūt padėjuoti dėl labai panašios mūsų vyrų šukuosenos. Visi nusiskuto, kaip žinote, prieš rungtynės su Prancūzija ir tada iš dalies padėjo. O štai dabar teisėjai iš Graikijos nesiryžo šį kartą išprašyti mūsiškio 2 minutėms iš aikštės. Viskas baigėsi gerai. Taigi, sužaista jau 7 minutės 5 sekundės. 0-0. Toks dabar oficialus rungtynių rezultatas. Na kągi. Ilgokai ir mūsiškiai negali atsidaryti savo asmeninės, tiek komandinės, tiek asmeninės įvarčių sąskaitos. Priversti gintis nuo vokiečių pozicinės atakos. 10 numeris Zirtke. Ir vėl atmuštas kamuolys, atremta ataka ir dar kartą vokiečiai ją tęsia toliau poziciniu būdu. Bogdanas Venta veržiasi ir įvartis. Pirmasis oficialus rungtynių įvartis, sužaidus 7 minutės 45 sekundės. 10 numeris Aronas Zirtke. Pirmojo vokiečių įvarčio autorius. 1-0 taip.
Įdomu, kam daugiau sujauks taktinius planus čia dingusi šviesa, apskritai, tai savotiškas vis dėlto galbūt ir simbolis Italijoje vyraujančios Europos čempionato organizacijos. Atvirai kalbant, daugelis tiek trenerių, tiek specialistų, tiek žaidėjų tikrai nėra patenkinti. Organizacija trūksta labai operatyvumo, informacijos, gana ankštos patalpos. Štai pavyzdžiui, šiandien Merane yra 34 laipsniai karščio, o štai šioje salėje visiškai jokios ventiliacijos, sėdi komentatoriai, šlapi sėdi, šlaputėliai žiūrovai, o Taraflekso danga, aš jau minėjau šio reportažo pradžioje, labai greitai sušlampa ir teisėjams dažnai tenka stabdyti rungtynės. Krečmaras, Stefanas Krečmanas, antrojo įvarčio autorius. Stefanas Krečmaras vienas geriausių šio čempionato krašto puolėjų, 25 metų vaikinas, išsidažęs plaukus, apsilipinės pleistro gabaliukas, šiaip yra Vokietijos jaunimo numylėtinis. Ir dar vieną metimą atrema vokiečių vartininkas. Ir vėl Krečmaras su kamuoliu, šį kartą sustabdo Paužuolis ir geltona kortelė. Taigi tęsiu, dar vieną pasakysiu įdomią detalę apie Stefaną Krečmaną. Šis 25 metų rankininkas yra vokiečių jaunimo numylėtinis, turi beje savo krautuvę. Ir kadangi tai buvo antroji geltona kortelė, Robertas Paužuolis šalinamas iš aikštės 2 minutės. 2-0 pirmauja Vokietijos rinktinė, o mūsiškiams niekaip nepavyksta įskraidinti pirmojo įvarčio į varžovų vartus. Dar kartą baudinys nuo 9 metrų linijos. Vokiečiai tęsia savo pozicinę ataką. Klausas Iteris Petersenas, labai pavojingas žaidėjas, 2-metrinis vyras, labai galingas, grumėsi prie linijos, nesigalėdamas nei savęs, nei varžovų. Renčia daug užtvarų, dar vienas įvartis, krinta į mūsų vartus. Danielis Stefanas, vienas iš Vokietijos komandos lyderių. 3-0 pirmauja vokiečiai, ir tikrai pats laikas būtų sužaidus trečdalį pirmojo kėlinio pagaliau įskraidinti kamuolį į varžovų vartus. Kaip jau minėjau, įtampa po vakarykštės pergalės nuo pečių, psichologinė įtampa nukrito. Gavo vyrai tikrai ir sveikinimo telegramų iš Vilniaus, iš Kauno. Patys pasijuto tvirčiau, laisviau. Vis dėlto programa minimum įvykdyta, iš Italijos tuščiomis nebus grįžta, iškovota viena pergalė. Pasiektos garbingos lygios su prancūzais, kurios taip išmušė juos iš vėžių. Taigi, realiai Lietuvos komanda jau programą minimum tikrai yra įvykdžiusi. Suprantama, norėtųsi, kad paskutinės rungtynės taip pat susiklostytų gerai. Veškevičius gelbsti savo komandą, greita kontrataka, Dalius Rasikevičius. Kas darosi? Niekaip nepavyksta nuginkluoti varžovų vartininko Vikersa. Dar vienas baudinys nuo 7 metrų žymos. Pirmą kartą Andrius Stalmokai nuo šios žymės nuginkluoti varžovų vartininkų nepavyko. Kas dabar imsis šios misijos? Taip, Savukynas, Gintaras Savukynas pasirodo aikštės 7 numeris. Ir vakar įsimetė 4 kartus nuo 7 metrų žymos. Vienas įk varžovų vartininkas buvo budresnis. Štai 10 minučių 50 sekundžių sužaista per pirmąjį kėlinį. Ir pirmą, kas darosi? Taip, norėjausi pasakyti, pirmasis lietuvių įvartis. Taip, kažkokį vėl kompleksą dabar jaučia. Savotiškai prieš varžovų vartininką, ar kokio galo. 0-3 mes pralaimė ir niekaip negalime įmesti pirmojo įvarčio. Stefanas, aš dar kartą pasakysiu, kad netgi pralaimėjimas vieno įvarčio skirtumų mūsiškiams atvertų duris į 4 pogrupio vietą. Tuo labiau, kad vokiečiai taip pat taupo pusfinalio rungtynėms 3 pagrindinius žaidėjus. Ir mūsiškiai tikrai, tarp kitko, juntama iš kamuolio perdavimų išjudėjimo, kad tikrai jaučiasi laisviau negu kad vakar. Per dramatišką dvikovą su italais. Beje, italai šiandien tiek atsiėmė pylos nuo savo spaudos, kad tikrai nenorėčiau būti jų trenerio Jugoslavo vietoje. Vakar beje per spaudos konferenciją Jugoslavų treneris, italų tiksliau treneris Jugoslavų tautybės pagrindinę bėdą vertė slovėnų teisėjams. Atvirai šnekant, kas jam kitką ir beliko daryti. Tačiau faktas lieka faktu, lietuviai vakar parklupdė italus. Klimčiauskas, kas yra? Stalmokas, niekaip negali mūsiškiai nuginkluoti varžovų vartininko iš patogiausių padėčių. 2 kartus nuo linijos Andrius Stalmokas metė kamuolį. Nepavyko, 2 kartus nepavyko realizuoti baudinį nuo 7 metrų žymės. Tai kadagi pavyks? Pažuolis ir geltona kortelė baudžiamas Vokietijos komandos žaidėjas Bogdanas Venta. Taip.
Na, savotiškas rekordas viršytas. Vakar neįmetėme vienu metu į varžovų vartus kamuolio 12 minučių, dabar jau 12,5. Kartą mesime rane. Sakau dar kartą, nes jau antras iki... Dingo šviesa, už langų siautėjo audra, sugedo centrinė stotis ir atvirai šnekant, Lietuvos rinktinė sužvelgdama į tai buvo padavusi protestą, siūlydama šias rungtynes sužaisti rytoj. Organizacinis komitetas pasitaręs vis dėlto nusprendė baigti šią dvikovą. Šiandien kol kas 3-0 pirmauja vokiečiai ir ketvirtasis įvartis krinta į mūsų vartus. Klausas Dieteris Petersenas. Na ir įdomi dar ta detalė, kad dabar sužaisto oficialiai 8 minutės ir 15 sekundžių per pirmąjį kėlinį. Na, nežinia, ar tai neapsižiūrėjimas, šiaip ar taip. Vienu metu švieslentė rodė, kad sužaista 12,5 minutės, dabar vėl laikas skaičiuojamas kiek tiek kitaip. Žodžiu taip, sumaištis iš tikrųjų vyksta, 4-0 pirmauja Vokietijos komanda, o lietuviai niekaip negali pirmą kartą nuginkluoti vokiečių vartininko. Robertas Paužuolis, Aurimas Frolovas, Vaidas Klimčiauskas, Andrius Taumokas, Arnoldas Kurdauskas ir Dalius Rosikevičius. Štai mūsų komandos šešetukas. Ir vėl baudinys nuo 9 metrų linijos. Na, mūsiškiai, man atrodo, pyksta patys ant savęs, kad kiekgi galima. Pagaliau! Robertas Paužuolis įskraidina, nebevargo, bet vis dėlto įskraidina kamuolį į Heningo Vicherso vartus. 1-4. Na, dabar lieka tik tai spėlioti, ar jau rungtynės vyks toliau sklandžiai, aš turiu omeny už langų siautėjančią audrą ir jos padarinius varžyboms. Ir pagaliau, ar mūsiškiams šios pauzės išeis truputėlį į naudą. 4-1 pirmauja vokiečiai, 9,5 minutės sužaista per pirmąjį kėlinį. Ne, baudinys nuo 9 metrų linijos. Vokiečių pozicinė ataka. Na, pagrindinis smuiku kol kas groja Petersenas, 18 numeris Danielis Stefanas, pagrindinis atakų organizatorius. Ir faktiškai reikia sergėtis kiekvieno augaloto vokiečio žaidėjo. Na, 20 numeris išimtis krašto puolėjas Loras. Aš tai kaip efektingai bandė vokiečiai, neišdegė. Boras 20 numeris, 1,71 m jo yra ūgis. Mūsų greta kontrataka ir Rasikevičiaus įvartis šaunu. 2-4. Na štai, pakako pirmą kartą skradinti kamuolį varžovo vartus ir kito įvarčio teko laukti kur kas mažiau. Mažiau negu minutę. 2-4. Dar kartą primenu, mes netgi galime pralaimėti, bet tik tai vienu įvarčiu ir pogrupėje užimame 4 vietą. Na, nuo mūsiškių pečių dingo psichologinė našta po vakarykščių dramatiškų rungtynių su italais. Tad tai vis dėlto juntama ir iš jų judesių, iš jų nusiteikimo. Svarbiausia gynyba, vokiečiai turi tikrai labai galingą, ypač antrąją liniją, aukštaūgiai vyrai. Galkauskas neleistinai stabdė varžovą, teisėjas šį kartą iš Graikijos apsiribojo žodinę pastabą. Dar viena užtvara vokiečių žaidėjų ir mūsiškių kamuolys vėl greta kontrataka, per reikalą laukia dabar Arūnas Vaškevičius, Marcinkevičius į kairę Algirdui Gedvilui. Marcinkevičius, vienas teisingai, Juliau. Ir kamuolys, baudinys nuo 7 metrų linijos. Na kągi, 2 kartus mūsiškiams nepavyko realizuoti šios 100% progos, matysime, ar trečias kartas nemeluos. Ir dar geltoną kortelę gauna Loras, vokiečių komandos žaidėjas. Jo ūgis 1,71 cm. Vienas mažiausių, kaip minėjau, čempionato žaidėjų. Na, Dalius Rasikevičius, trečiasis mūsų rankininkas stojas per šias rungtynės prie 7 metrų žymos. Na, dėmesio. Yra 3-4. 3-4 sumažiname skirtumą. Na kągi, iš eilės 3 įvarčiai vokiečių vartus. Vėl mūsiškiai atsigavo, parodė lietuvišką ryžtą. 0-4 tik buvome be pralaimys. Ir sužaista pagal dabartinius šviesantės parodymus per pirmąjį kėlinį 11,5 minutės. Vokiečių vėl pozicinė ataka. Na, ryškėja po truputį vokiečių žaidimo braižą, žaidimo stilius. Jų yra vis dėlto gana kietas. Krečmaras. Krečmarą reikia labai atidžiai saugoti. Mėgsta vokiečiai kietą tokį vyrišką žaidimą, mėgsta pasistumdyti
Na ir nemažai improvizuoja atakuodami. Tuo labiau šiandien, kai Joms rungtynių baigtis neturi jokios įtakos turnyro padėčiai, tai šiandien gali parungtyniauti mažiau žaidę per šį čempionatą žaidėjai, o pagrindiniai lyderiai vis dėlto taupami pusfinalio varžyboms. Vėl grėsmingai mirktelėjo šviesos, tačiau šį kartą kol kas atlaikė rungtynės esamos toliau. Danielis Stefanas, 18 numeris, pagrindinis vokiečių atakų organizatorius. Labai gerai dabar žaidžia mūsiškiai. Na, gal kiek kietokai, tik tai Vaidas Klimčiauskas stabdė varžovą ir iš karto sudirbo geltoną kortelę. Geltonų kortelių per šį čempionatą teisėjai nešykšti. Na, vienu metu atrodė, kad pametęs bus vokiečių žaidėjas, 19 numeris Heringas Simensas kamuolį, bet vėl baudinys nuo 9 metrų linijos ilgokai užsitęsė šį vokiečių ataką. 3-4 Lietuvos rinktinė kol kas pralaimi tik tai vieno įvarčių skirtumu. Taip, mūsiškiai gana kietai ginasi ir teisėjai galėtų fiksuoti vokiečiams pasyvų žaidimą. Dar kartą meta vokiečiai iš pusiau kairiojo krašto ir šį kartą vėl Vaškevičius užsiima teisingą padėtį. Mūsiškiai visiškai atrodo atsigavo, rado raktą prie vokiečių vartų ir dar vienas perdavimas Selmokui. Ir dabar baudinys nuo 9 metrų linijos. Vichersas jūsų ekrane, Vokietijos rinktinės vartininkas. Selmokas, aikštelė pasirodo vėl Aurimas Frolovas. Štai taip ratu sukamas kamuolys vieną kartą. Antrasis ratas ir jau po to reikia ieškoti aktyvesnių veiksmų. Antraip teisėjai gali grėsmingai sušvilpti. Reikštų prarastą kamuolį. Įvartis! Robertas Paužuolis išlygina santykį. Antrasis Roberto įvartis. Na kągi, šaunu. Robertas Paužuolis rungtyniaujantis Islandijoje. Ir šį čempionatą žaidžiantis taip pat kaip ir Andrius Selmokas epizodiškai. Jau per šias 14 minučių antrą kartą sėkmingai skraidino kamuolį varžovų vartus. Ir dera pagirti Lietuvos rinktinę. Pralaimėdama 0-4 rado savį jėgų. Išlygintas rezultatas 4-4. Ir vis dėlto spraga gynyboje ir vokiečių rinktinės žaidėjas Danielis Stefanas, 5-ojo įvarčio autorius. Aš jau minėjau, kad Lietuvos rinktinė nuskriaudė pernai vokiečius per pogrupio atrankinės varžybas, palikdama juos už pasaulio čempionato Japonijoje finalinio turnyro borto. Lietuviai iškopė į Japonijos pasaulio čempionato pagrindinę etapą, ten užėmė 10 vietą kaip debiutantam, tai tikrai buvo įvertinta kaip nemaža sėkmė. Ir štai kieno kamuolys. Taip, vėl apmaudi klaida. Aš jau minėjau, kad labai tvanku yra šioje Narano sporto salėje. Greitai šlampa ir ta reflekso danga, šlampa ir kamuolys. Tiesa, yra tam tikra priemonė derva, kuria pasitepus pirštus kamuolys labiau limpa, tačiau vis dėlto drėgmė yra didžiulė ir nori tenka kitą kartą su kamuoliu susveikinti. Dar viena vokiečių, oi, kokia klaida gynyboje. Klaida, suklydo Gintautas Kalkauskas, kelia viršų rankas ir vėl vokiečiai nutolsta dviem įvarčiais 6-4. 15 minučių 20 sekundžių sužaista per pirmąjį kėlinį. Na, o tuo metu Bolzane rungtyniauja Švedijos ir Italijos komandos. Absoliučiai neturi jokios įtakos šios rungtynės. Švedai jau tvirti A grupės lyderiai, užėmė pirmąją vietą, italai tvirti outsideriai. Ir turbūt nėra abejonių, kasgi taps Švedijos ir Italijos komandų dvikovos nugalėtojų. Na, mūsiškiai vėl atiduotas kamuolys Selmokui ir 2 minutėms iš aikštės šalinamas Vokietijos rinktinės žaidėjas. Loras, na, nedidelio ūgio, tačiau vis dėlto drąsiai grumėsi su aukštesniuoju mūsiškiu Andriumi Selmoku, pernelyg drąsiai ir už tokią bravūrišką drąsą privestas dabar sėtis ant solelio. Na kągi, kiekybinė persvara. Paužuolis, Rasikevičius, Aurimas Frolovas. Taip. Dar vienas prarastas kamuolys. Jau suskaičiavau trečią tokį pamestą, lygioje vietoje pamestą kamuolį. 6-4 Vokietijos rinktinės naudai, žinoma, dabar varžovai neskubės. Pasirodė aikštelės 17 numeris Heiko Kareras, rungtyniaujantis dešiniajame krašte. Ir 19 numeris aukštaūgis Heringas Simensas. Štai vėl jisai su kamuoliu. Nebandė šį kartą iš toli, mūsiškiai laikų iškėlė buvo rankas. O Krešmaras jam čia rentė užtvarą, stabdomos rungtynės.
ir ramina teisėjas iš Graikijos. Ramina mūsų trenerius Valdemarą Novickį ir Modestą Prakapą. Daugiau kaip pusę kėlinio sužaidė komanda, 16 minučių 50 sekundžių ir perėmė mūsiškiai kamuolį. Taip, Lietuvos rinktinės kamuolys, reikia skubėti išnaudoti kiekybinę persvarą. Julius Marcinkevičius vienas ir vokiečiai išmušė jam kamuolį iš rankų, baudinys nuo 9 metrų linijos. Nepavyko šį kartą skubiai nukurnėti priekin mūsiškiams. Vokiečių vis dar aikštelėje penkiese, mūsų šešetas, kiekybinė persvara. 6-4 pirmauja varžovai, galima šiandien su vokiečiai žaisti, mūsiškiai atsikratė įtampos, sugebėjo išlyginti santykį. Tik tai baigiamųjų metimų reikėtų kur kas taiklesnių ir pavojingesnių. Na, ne taip lengva prasibrauti prie vokiečių linijos, augaloti drūti vyrai. Frolовas ir vėl vartininkas Vichersas atrėmė kamuolį. Na ir vokiečiai iš karto skuba greitom kontratakom Krešmaras. Taip, Krešmarą reikia labai saugoti šį parduotuvės savininką. 25 metų žaidėją, vokiečių jaunimo numylėtinį. Originaliai įsidažiusi plaukus ir apsilipinusi veidą 5 pleistro gabalėlių. Na, perims kamuolį Marcinkevičius, ar ne? Vokiečiai sužaidė koją, mūsų kamuolys. Reikia skubėti priekin, Gedvilas vienas, na mes kalgi. Yra! Algirdas Gedvilas. Pirmasis jo įvartis per šio vakaro rungtynes. 5-6 santykis, na Algirdas Gedvilas faktiškai atlieka vien gynybinės funkcijas, labai retai jis meta į vartus, tačiau kaip matėte šis kartas nemelavo. Ir paprašyta minutės pertraukėlės. Kol vyksta minutės pertraukėlė, aš dar kartą priminsiu šios dienos varžybų dienos rezultatus. B grupėje ispanai 29-27 nugalėjo rusus. Vengrai 28-27 įveikė kroatus. Ir čekai 38-18 nugalėjo makedonus. A grupėje jugoslavai 28-22 įveikė prancūzus. Ir dabar štai vienu metu vyksta dvejos dar A grupės varžybos čia. Lietuviai pralaimi kol kas vokiečiams 5-6. O tuo pačiu metu Balzane rungtyniauja Švedijos ir Italijos komanda. Štai matau kaip tik persijungęs kanalą, kaip italai realizuoja baudinį nuo 7 metrų žymos. Tačiau švedai, kiek suprantu, pirmauja gana apčiuopiamą persvarą. Na, iš dalies galbūt štai tik patikslina rezultatą 18-16 tik tai švedų naudai. Na, irgi švedai rungtyniauja pakankamai, matyt, palaidavę, duoda pažaisti mažiau žaidusiems žaidėjams. Vokiečiai tęsia ataką, vokiečių jo aikštelėje šešetas, Loras štai užsiėmęs padėtį dešiniame krašte, grįžęs po baudos. Danielis Stefanas perėjo mūsiškį kamuolį, bet buvo prieš tai pažeidę taisyklės. 18 minučių ir 50 sekundžių sužaidė komandos per pirmąjį kėlinį. 6-5 pirmauja Vokietijos rinktinė, minimali vokiečių persvara. Stefanas. Ir Krešmaras iš labai sunkios padėties ir jau čia labai gerą padėtį ir laikų užsijėmė Arūnas Vaškevičius. Kol kas Arūnas Vaškevičius tikrai patikimai saugo savo tvirtovę. Atvirai kalbant, turime 2 vienodo pajėgumo vartininkus. Vakar, kaip atsimenate, puikiai rungtyniavo Almantas Savonis, atrėmęs beveik pusę varžovų sviestų kamuolių. Na ir pagrindinį iš jų likus iki rungtynių pabaigos 3 sekundėms. Kas dabar nutiko? Vėl sustabdytos rungtynės. Taip, reikia pavalyti kamuolį, minėjau, drėgmė. Aš įsivaizduoju, kokia bus ta reflekso danga artėjant antrojo kėlinio pabaigai. Dar kartą primenu Jugoslavijos ir Prancūzijos, rungtyniauti Jugoslavijos ir Prancūzijos rinktinėms. Ta danga antrojo kėlinio pabaigoje teko valyti vos ne kas pusę minutės. Skurdauskas aikštėje, Selmokas, Klimčiauskas, Savukynas, Pažuolis ir Rasikevičius. Nerungtyniauja šiandien, leido treneriai pailsėti Gediminui Bučiui, susižeidęs Gintautas Vilaniškis ir Giedrius Černiauskas, krašto puolėjas, taip pat šiandien ilsisi. Rasikevičius, Savukynas. Na štai kaip bandė dar kartą pamestas kamuolys. 4. tokio pobūdžio klaida ir dar kartą Vaškevičius gelbsti komandą, bet baudinys nuo 7 metrų žymos. Na, patys prisiverda savo košės mūsų rankininkai atakuodami. Na štai gerai, kad to tik tai baigėsi, nes galėjo teisėjas
kilstelėti į viršų ir 2 pirštus. Klausas Dieteris Petersenas labai pavojingai veržiasi prie varto, o čia žinoma Danielis Stefanas ir Arūnas Vaškevičius. Tarsi susinksta Stefanas, įvartis. 7-5, pirmauja Vokietijos rinktinė. Ir vėl aikštėje matome Julių Marcinkevičių, Gintarą Savukyną, Arnoldą Skurdauską. O sužaista, kaip matote, 20 minučių ir 10 sekundžių per pirmąjį kėlinį. Gana apylygė dvikova, jeigu mūsiškiai mažiau švaistytų kamuolių lygioje vietoje, ypač atakuodami, o tokių jau atveju būta ketvertas, rezultatas galėtų būti kitoks. Dar vienas atviras perdavimas Andriui Stalmokui prie linijos ir vėl neišdegė ši mūsiškio ataka. Oras su kamuoliu. Oras 15 numeriui Lemanui. O šis 10 Aronui Zirskiai. Krečmaras. Vokiečiai taip pat keičia iš karto 2 žaidėjus. Siemensas. Na, mūsiškių gynybos sistema 3-3 kartais tikrai trikdo Vokietijos rinktinės žaidėjus. Tai štai tokiais nežymiais pažeidimais vis dėlto varžovų atakos darna kiek yra trikdoma. Krečmaras vėl ir gražus Stefano Krečmaro įvartis. Arūnas Vaškevičius jūsų ekrane, mūsų rinktinės vartininkas. Na, šį kartą teko pripažinti varžovo apsukrumą. 8-5 vėl vokiečiai nutolsta. Rasikevičius, Savukynas. Vokiečiai įsirikiuoja visas 6 prie linijos, suprantama. Tolimi metimai jiems dabar nėra galbūt tiek pavojingi, reikia ieškoti štai tokių manevrų ir sužingsniuoja Savukynas. Štai vėl tarsi užrišti varžovų vartai, įmetėme 4 atsakomusius įvarčius, po to vėl išlyginame santykį dar kartą ir vėl duobė, vėl įkritome į psichologinę duobę. 5-8 pralaimime, likus žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos, 8 minutės, dar vienas įvartis. Na, šį kartą vėl nesuprato vienas kito gynėjai ir Arūnas Vaškevičius. Taip, labai lengvai per pastaruosias 2,5-3 minutės vokiečiai pelno įvarčius. 9-5, vėl 4 įvarčių persvara. Na, štai galime po kiek laiko jau naudotis ir kompiuterio duomenimis. Kol kas ketvertas žaidėjų mūsų komandoje yra įmetę po 1 įvartį. Ir kas dabar? Baudinys nuo 9 metrų linijos. Na, šiek tiek nervingesnės tapo rungtynės, artėjant pirmojo kėlinio pabaigai. Na, toks perdavimas tikrai nėra pavojingas ir apskritai reikėtų turbūt stebėtis, kaip tarp tokių žaidėjų kamuolys galėjo pasiekti mūsų linijos žaidėją. Taip, trūksta vis dėlto mūsiškių atakų įvairovės. Labai jau tiesmukiškai stengiamasi kamuolį perduoti prie linijos Andriui Stalmokui, o vokiečiai gana nesunkiai šį manevrą šifruoja. Siemensas ir pavojingas dar vienas buvo metimas, laimė šį kartą kamuolys skrieja šalia vartų. Klimčiauskas, Gedvilas, Galkauskas, Gedvilas, Klimčiauskas. Na, Algis Gedvilas imasi ryžtingų veiksmų. Baudinys nuo 9 metrų linijos ir treneris Valdemaras Novickis rodo, kad Gedvilas skubėtų keisti su Neriu, tegul atakuoja ir toliau. Kauskas, Gedvilas. Gedvilas imasi pagrindinio įžaidėjo vaidmens. Šiokia tokia naujovė ir dar vienas metimas iš pusiau krašto. Mūsiškių kamuolys. Stalmokas ateina prie 9 metrų linijos. Gedvilas, Galkauskas ir Klimčiauskas stengiasi šitą tokias skirtas perdavimais šiek tiek pablaškyti vokiečius, tačiau šie šaltakraujiškai stovi savo pozicijose. Kieno kamuolys? Vėl mūsiškiai, vėl baudinys nuo 9 metrų linijos. Ir dar kartą atremia vartininkas kamuolį. Ar virpstas? Taip, kamuolys išrieda į užribį ir atitenka Vokietijos komandai. Vėl tarsi užrišti varžovo vartai. 9-5 pirmauja Vokietijos rinktinė, likus žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos, 5,5 minutės.
Na, akivaizdi vokiečių ūgio persvara, jų ūgio vidurkis 1,96 m, Lietuvos 1,91 m, kieno kamuolys vokiečių. Vokiečių teisėjai buvo šalia, viską puikiai matė. Loras. Na štai kokiu būdu bandė vokiečiai pasiekti tikslą, išleidė ir kieno. Taip, vėl nepavykusi greita kontrataka. Vėl stabdamas. Taigi dėmesio, vėl neramas, tik prasidėjo antrasis kėlinys tarp Lietuvos ir Vokietijos komandų. Ir pirmą kartą kamuolį per šį antrą kėlinį atrėmė Arūnas Vaškevičius. TV3 kompanija tęsia reportažą iš šių A pogrupio varžybų tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių. Po pirmo kėlinio 9-5 pirmauja vokiečiai, prie mikrofono Rimvydas Zelkus ir dar kartą Arūnas Vaškevičius gelbsti savo komandą nuo labai pavojingo Klauso Dieterio Peterseno metimo. Arūnas Vaškevičius šiandien tikrai patikimai saugo savo tvirtovę ir tas faktas, kad 9 kartus jam teko išimti kamuolį iš tinklo vis dėlto po pirmojo kėlinio, jokiais būdais nereiškia, kad jis tarpais ar atsipalaiduoja, ar būna užkluptas netyčiomis. Tiesiog vokiečių kiekvienas žaidėjas kelia labai rimtą pavojų. Vokiečiai kur kas yra augalotesni. Geriau sudėti už mūsiškius ar mūsiškių. Pagrindinis greitis yra taktinė mąstysena. Taktinė mąstysena greitos kontratakos, tačiau nepavyksta. Ojojoj. Ir vienas iš tų pavojingų žaidėjų, Henningas Simensas, dar kartą kairę ranką švysteli taikliai kamuolį mūsiškių vartus. 10 kitiems, kurie tik dabar prisėdo prie televizoriaus ekranų, galiu pasakyti, kad rungtynės vyksta su nuotykiais. 2 kartus buvo čia išsijungusi šviesa, audra sukėlė nepagėdavimas reakcijas, 2 kartus rungtynės buvo sustabdytos ir mūsų Lietuvos rinktinės delegacija buvo padavusi oficialų protestą, reikalaudama, kad tokiamis sąlygomis rungtynės vis dėlto būtų nukeltos rytdienai, tačiau organizacinis komitetas pasitaręs nusprendė vis dėlto tęsti šią dvikovą šiandien. Ir dar vienas mūsiškių metimas, nelabai, labai jau atvirai, kai kitą kartą meta Lietuvos rankininkai į varžovo vartus, tąsyk šitaip nutiko ir Klimčiauskui, o dabar dar vienas vokiečių rezultatyvus atsakas, 11-5, vėl mūsiškiai žiūri vienas į kitą. Vėl vienas kitam reiškiamas pretenzijos, tačiau šiuo atveju gali kaltinti tik tai patys save. 11-5 ir vokiečiai rodo greitos kontratakos pavyzdį, ko beje greitų būtent antpuolių vėl per pirmąjį kėlinį mums labai stigo. Per pirmąjį kėlinį mes buvome surengę, faktiškai nesurengę. Na, galima taip apibūdinti 2 greitas kontratakas, tačiau ir tas pačias su išlygomis. Klimčiauskas. Štai geras perdavimas Stelmokui, pagaliau Andrius Stelmokas nuginkluoja varžovų vartininką. Sakiau pagaliau, kadangi Andrius Stelmokas per pirmąjį kėlinį 2 kartus buvo atsidūręs 1-1 prie linijos ir abu kartus tas dvikovas buvo laimėjęs vokiečių vartų sargas Henningas Vikersas. Šį kartą Stelmokas pasirodė esąs pranašesnis. 11-6 pirmauja Vokietijos komanda, kuri ir taip aišku savo pogrupėje yra užsitikrinusi 2 vietą, nepaisant to ar laimės ar pralaimės. O štai lietuviams labai svarbi ši dvikova, turint omeny, kad lygiųjų pergalės ar netgi pralaimėjimo 1 įvarčių persvara lietuviams atsivertų galimybę užimti 4 vietą, stumtelėti 5 prancūzus. Bet koks kitoks pralaimėjimas mūsiškiams yra nepagėdamas, kadangi pralaimėjimo atveju Lietuvos rinktinė su prancūzai surenka po lygiai taškų. Tarpusavio dvikova baigėsi lygiosiamis ir tuomet būtų skaičiuojamas praleistų ir įmestų įvarčių santykis, o jis yra palankesnis prancūzams. Simensas su kamuoliu ir dar kart leidžiama įsibėgėti vokiečių žaidėjų. Kieno kamuolys? Lietuvos rinktinės. 11-6, 11-6 sužaista 3 minutės 50 sekundžių, kaip matote, kitame pogrupyje. Kitame mieste Bolzane vyksta gana atkakli dvikova tarp Švedijos ir Italijos komandų. Ne per seniausiai ten buvo 24-22 švedų naudai. Švedai, aišku, rungtyniauja ne pagrindinės sudėties, rungtyniauja atsipalaidavę, o italai ypač paskaudaus vakarykščio pralaimėjimo lietuviams 18-19 žūtbūtinai stengiasi reabilituotis, nors jau per paskutinę turnyro dvikovą Gedvilą apglėbė Ventą. Dar kartą Algis Gedvilas jau vieną kartą yra įmetęs įvartį. Marcinkevičius suklaidina varžovą Stelmokui, nesiryžo atiduoti. Dar kartą Gedvilas ir praranda kamuolį 4-1. Na čia jau beviltiška situacija, ją galėjo išgelbėti Vaškevičius, bet ir jam nepavyksta. Taip. Vokiečiai, žiūriu į kompiuterio duomenis,
Vokiečiai 100% išnaudoja visas greitas kontratakas, 4 iš 4 galimų. 12-6, varžovai nutolsta 6 įvarčių persvarą. Taip, labai sunku mūsiškiams atakuoti iš toli. Aš jau minėjau, kad traumą yra gavęs Gintautas Vilaniškis. Nerungtyniavo pagrindinis atsitraukęs mūsų žaidėjas. Na štai, Rasikevičius permeta įvartį. Gražiai dabar sužaidė mūsų žaidėjai. Rasikevičius laiko atsidengė prie linijos ir gražiai efektingo judesiu suklaidino varžovo vartininką. Taigi nerungtyniauja Vilaniškis. Vienu metu teikia vilčių per pirmąjį kėlinį. Robertas Pažuolis įmetęs pailiui 2 įvarčius iš toliau. Na apskritai per pirmąjį kėlinį. Vėlgi informacija tiems, kurie tik tai nuo antrojo įsijungė televizorius. Vokiečiai pradėjo labai energingai, pirmavo 4-0. Na, mūsiškiams po kiek laiko palygo išlyginti santykį. 4-4, vokiečiai vėl pirmavo 5-4, mes vėl lyginam 5-5. Ir po to vokiečiai įmetė 4 vėl sausus įvarčius į mūsų vartus. Laimėjo pirmąjį kėlinį 9-5, o štai dabar jau rezultatas 13-7 Vokietijos rinktinės naudai. Vokiečiai iš viso į mūsiškių vartus metė 22 kartus, 13 sėkmingų, mūsiškiai iš 20 įmetė 7 ir vokiečiai iš toli įmetė 5 įvarčius, mūsiškiai 2. Iš arti vokiečiai taip pat įmetė 5 įvarčius, mūsiškiai taip pat 2. Štai tokia statistika. Na ir dar viena detalė. Lietuviai padarė net 9 klaidas, vokiečiai 3 kart mažiau, tik tai 3. Štai bene pagrindinė mūsų atsilikimo per šio vakaro dvikovą priežastis. Na štai vėl laisviau atrodo pasijuto mūsiškiai. Skurdauskas gražiai buvo prasiveržęs. Taip, reikia kuo dažniau ir kuo greitesnių prasiveržimų prie linijos. Vokiečiai aukštaūgiai kiek lėčiau manevruoja ir mūsiškių žaidėjams gali atsiverti neblogas galimybės. Tačiau čia reikia labai geros komandinės darnos, komandinės susižaidimo. Marcinkevičius ir Getvilas dabar atsitraukia. Klimčiauskas toli krašte. Marcinkevičius vėl virš vartų. Na, negali pykti ant Juliaus Marcinkevičiaus. Labai stengiasi šis 21 metų rankininkas. Gynyba mūsų Braška. Gynyba ir dar vienas Klauso Dieterio Peterseno įvartis. 14-7. Taip, varžovai grėsmingai tolsta. Na, laiko dar yra beveik 23 minutės. Štai pasižiūri dabar į laikrodį Julius Marcinkevičius. Ir vėl mūsiškiai tęsia ataką. Gedvilas. Sunku, labai sunku štai tokiais perdavimais prakišti kamuolį. Stelmokai, Gedvilas šaunuolis. Ėmėsi drąsiai iniciatyvos. Ir staigių judesių privertė vokiečių vartininką vėl išimti kamuolį iš tinklo. 8-14. 8-14. Na, pats metas susitvarkyti gynyboje. Labai jau pastaruoju metu lengvai vokiečiai skraidina kamuolį į mūsų vartus. Petersenas atgal. Simensas iš toli. Kersinis. Na ir čia vokiečių vartininkas labai laiku paliko savo prieigas ir neleido Rasikevičiui perimti kamuolio. Na, vokiečių būgnai už mano stalelio nepaliaujamai trata, nepaliaujamai aidi. Ir 2 minutėms šalinamas Algis Gedvilas. Na, Algis Gedvilas bene dažniausiai iš mūsiškių šalinamas 2 minutėms iš aikštės. Ir tai liudija ne tiek jo grubų žaidimą, kiek vis dėlto jo atliekamas funkcijas. Algis Gedvilas yra pagrindinis mūsų gynybos, rankininkų terminų tariant, valytojas. Jam tenka sunkiausios užduotis stabdyti varžovus pavojingiausiuose taškuose. Ir nenori tenka pažeisti dažnai taisyklės. Na štai, nerimastingiai vokiečių gerbėjai. 8-14 ir vokiečių kiekybinė persvara. Dar vienas metimas ir šį kartą Arūnas Vaškevičius demonstruoja savo reakciją. 25 metų vartininkas Stelmokas ir Klimčiauskas. Laukiu labai perspektyvaus Vaido Klimčiauskio metimo. Kažkaip vis dėlto nesugeba skleisti tikrai savo talento. Šį čempionatą gal kiek varžosi, gal nesusitvarko su jauduliu. Na šiaip ar taip jam 20 metų. Vienu metu lyg ir buvo plykstelėjęs per rungtynes su Jugoslavais, tačiau po to vėl ilgainiui buvo nutilęs. O šiaip turi gerą šuolį, smagę ranką. Tuo labiau dar kairė rankis. Na štai. Na kągi, atrodo, iškirto Vaidas Klimčiauskas.
lyg ir išgirdo žodžius ir tuoj pat įrodė, kad jis taip pat neiškelmas tvirtas, turi pakankamai drąsos ir dar vienas jo metimas pasiekia tikslą 9-14. 9-14 atsiliekame nuo vokiečių. Primenu, net ir pralaimėjimas vieno įvarčio persvara atveria mūsiškiams galimybės užimti pogrindį. Ketvirtą vietą vokiečių klaida ir greita kontrataka galėtų Rastikevičius prašo kamuolio, gauna Stelmokas ir vėl nepavyksta. Na kas darosi Stelmokui? Trečią kartą atsidūrė Stelmokas, vienui vienas, nesugeba nuginkluoti varžovų vartininko. Gerai, kad kamuolį dar turime. Nes tai dar kartą šis momentas. Na, tikrai sudėtingas momentas ir teisėjai, tačiau vis dėlto jie grąžina kamuolį mums. 9-14. Mūsiškiai vis dar penkiese. Marcinkevičius, Savukynas ir čia prie Savukyno lipte prilipęs Zirskė. Vėl Savukynas su Marcinkevičium bando išblaškyti vokiečius ir Švirpsas. Na, dabar jau gelbsti vokiečių vartus, gana netikėtas ir staigus buvo Dariaus Rastikevičiaus metimas. Bogdanas Venta ir čia stabdo. Taip, geltona, raudona kortelė parodoma Juliui Marcinkevičiui, iššalinamas iš aikštės. Na, atvirai kalbant, nelabai pavyko šiandien rungtynės Juliui Marcinkevičiui. Stengiasi ir varžovų vartininką nuginkluoti ne vieną kartą. Tačiau štai pasižiūrėsime jo statistinius duomenis. Ir Julius Marcinkevičius šiandien neįmetė nė karto į varžovų vartus. Na, grubokai atvirai kalbant stabdė varžovą ir Julius Marcinkevičius jau daugiau šiandien nerungtyniaus. Vis dar penketas mūsiškiai aikštė, vis dar vokiečiai turi kiekybinę persvarą. 14-9 Vokietijos rinktinės naudai, 10-15 sekundžių sužaidė mūsiškiai. Ir vokiečiai per antrąjį kėlinį. Siemensas, Venta. Ir praleistas 13 numeris. Markusas Mauras baudžia mūsiškius dar kartą. 15-9. Tai mėgsta italų režisieriai pakartoti tokius įdomesnius momentus. Atvirai kalbant, jeigu kas nusipelno kritikos, tai būtent italų režisieriai. Šiaip jau minėjau, organizacija tikrai nekaži kokia šio čempionato, labai daug spragų, trūkumų, ypač susiję tie trūkumai su informacijos operatyvumu. Skundžiasi tiek žurnalistai, tiek treneriai. Na, italai tikrai labai jau reklamuoja šį savo čempionatą. Vien programėlėje, kuri skirta čempionatui, yra šiek tiek statistikos, tačiau už vis daugiausia sveikinimų oficialių asmenų suskaičiavau net 14 žmonių sveikinimai. Užima faktiškai pusę čempionato programėlės. Įdomus faktas. Savukynas. Vienas. Ir vėl baudinys nuo 9 metrų linijos. Tai sunkokai šiandien. Na, Gedvilas ir dabar vėl baudinys nuo 9 metrų linijos. Gedvilas ryžtingai imasi iniciatyvos. Vėl reikia pavalyti aikštę. Aš jau minėjau, kad tokių pauzių artėjant antrojo kėlinio ypač pabaiga bus labai gausu, o jūsų ekrane Algis Gedvilas. O dabar štai šie nepailstantis vokiečių gerbėjai. Reikia stebėtis, kaip dar to būgno odos išlaiko. 9-15, 6 įvarčiai skiria komandos. Savukynas, vienas ir vėl vartininkas. Tai vartininkas Vikertas. O štai čia Vaškevičius. Jo kolega taip pažaidžia patikimai šiuo atveju. Aš žiūriu, Vaškevičius yra atrėmęs 6 metimus iš 21, Vikertas 6 iš 15. Baudinys nuo 9 metrų linijos, nieko baisaus. Ir dar vienas įvartis, 13 numeris Markus Mauras įsižaidė. 16-9, varžovai grėsmingai tolsta. Na, jeigu mūsiškiams šiandien pavyktų sužaisti lygiosiamis arba pralaimėti bent vieno įvarčio skirtumą,
skirtumu mes užimtume 4 vietą ir poryt susitiktume dėl 7 vietos su Kroatijos komanda. Jeigu mes pralaimėtume ryškesniu negu 1 įvarčio skirtumu, mūsų varžovai dėl 9 vietos būtų čekai. Ir baudinys nuo 7 metrų žymos. Gynyba vartininko aikštelėje. Raiškus graikų arbitro Mygo gestas. Taip, matėte, peržengė vokiečių žaidėjas Petersenas liniją ir dabar jau Algis Gedvilas stojasi į dvikovą su Vichersu. Algis Gedvilas turi progos įmesti savo 3 įvartį. Yra 16-9. Na, o štai žiūriu Bolzaną. Pasibaigė rungtynės, atrodo, tarp Švedijos ir Italijos komandų. 1 sekundę pasakysiu, koks ten rezultatas. Minutėlė kantrybės. Taip, italai triumfuoja, tik nežinia koks santykis. Paskutinė švedų ataka baigėsi nesėkmingai iš pusiau krašto. Atakuoja Lietuvos rinktinė. Galkauskas. Pozicinė mūsiškių ataka.